7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ką, šią savaitę vėl didžiulė krepšinio porcija, lemiami mūšiai Lietuvos krepšinio lygoje. Taip pat dramatiškos kautynės Turkijos ir Ispanijos lygose. Taip pat NBA čempionato finalas. O jūs prenumeruokit mano YouTube kanalą ir iki. Antradienį trečioji dvikova didžiajame LKL finale, dabar jau Žalgiris priims Rytą. Manau, nuo kauniečių pečių nukrito įtampa po to, kai Žalgiris užėmė Ryto tvirtovę Vilniuje po atkaklios kovos. Na, kita vertus vyksta visiškai lygios rungtynės, lygi serija, nors Žalgiris iki finalo laimėjo 35 mačus iš eilės, buvo idealios sportinės formos. Tuo tarpu Rytas vargo pusfinalio serijoje su 7bet Lietkabeliu, tačiau atrodo Vilniečiai, kai išeina žaisti finale prieš Žalgirį, na, tarsi sužvėrėja, tarsi žaidžia su dviguba ar net triguba energija. Manyčiau, kad Kaune vėl bus panašios rungtynės. Tačiau galbūt šiek tiek daugiau argumentų turi Žalgiris. Kaip sakiau, jau neturėtų kaustyti jaudulys, 1-1, dar gali klysti ir žalgiriečiai. Trečiosiose rungtynėse prognozuoju labai atkaklę kovą, galbūt irgi iki paskutinę minučių ir vėl sunkia Žalgirio pergalę maždaug 5-7 taškais. Ispanijos krepšinio lygos pusfinalėje dėl vietos finale vis dar kaunasi Madrido Realas ir Malagos Unicaja. Savo varžovų jau laukia Valencija. Ir ką vyks ketvirtosios rungtynės Malagoje, 2-0 pirmavo Realas, tačiau sugebėjo atsitiesti Unicaja ir dramatiškose rungtynėse paskutinėmis sekundėmis palaužė Madrido Realą. Vis dėlto manau, kad parako ir fizinių jėgų neužteks Malagos krepšininkams, jos tikrai labai išvargino ketvirtfinalio sunki serija su Barcelona. Nelabai turi Malagos Unicaja ką prieš pastatyti Valteriui Tavaresui, kuris turi didžiulę ūgio persvarą. Hezonija, Džananas Musa irgi labai geros sportinės formos. Sakyčiau, Unicaja priešinsis kokius gerus 3 kėlinius ir po to vis dėlto Realas, manau, kad uždusins savo varžovus ir nugalės juos maždaug 10 taškų skirtumu. Trečiadienį LKL mažojo finalo ketvirtoji dvikova, kuri taip pat labai permaininga, kai 7bet Lietkabelis pralaimėjo pirmą mačą savo aikštėje, jau paskui stebuklingai surado savyje vidinių jėgų ir net 104 taškus suvertė Jonavos komandai. Na, Čianoko auklėtiniai turi tokią bruožą, kai neturi kur trauktis, kai pririmti prie sienos, jie atsigauna, tarsi jiems vėl užauga sparnai. Jonaviečiai, aišku, jaunesnė, greitesnė komanda, žaidžia greitesnį krepšinį. 7bet Lietkabelio pusė, aišku, yra didžiulė patirtis ir Džordžia Gagičius, kai jį atgaivina Čianakas, na, sunkiai sustabdomas netgi tokiam galiūnui kaip Oskarui Pleikiui. Vis dėlto Jonavoje nuojauta kužda, kad triumfuos aikštės šeimininkai po dramatiškos kovos, na, 3, 4 ir 5 taškais. Ketvirtadienį LKL didžiojo finalo ketvirtasis susirėmimas. Dabar jau Vilniuje Rytas priims Žalgirį. Prognozuoju, kad tuo metu serijoje 2-1 pirmaus žalgiriečiai, dabar jau Vilniečiai bus visiškai įsprausti į kampą. Ir manyčiau, kad turėtų Rytas išlyginti serijos rezultatą. Aišku, manau, kad labai padės varžovai. Rytas turi sumažinti klaidų skaičių, toje serijoje kur kas dažniau klysta už žalgiriečius. Tačiau laimi kovą dėl kamuolių, puolime atkovoja daugiau kamuolių. Aišku, priklausys ir nuo tų, kurie netikėtai šou žaidėjai, kaip būtent šioje serijoje buvo ir Kartraitas, ir Sirvydis, kuri komanda atras kažkokį slaptą ginklą, nes pagrindinių žaidėjus abiejų komandų treneriai yra labai gerai išanalizavę. Aš manau, kad Ryto rezervas yra ir Masiulis.
kuris tikrai labai nerezultatyviai žaidžia šioje serijoje. Prognozuoju Ryto pergalę 2-3 taškais ir tai, kad serijos rezultatas išsilygins. Birželio 20 dieną NBA čempionato finalo 6-osios rungtynės, kurios vyks Indianapolyje, reguliariajame sezone daug geriau žaidė Oklahomos City Thunder krepšininkai nei Indianos Pacers ekipa, tačiau finale tikrai matome labai lygią kovą. Indianos komanda žaidžia labai gerą komandinį krepšinį, labai gerai dalinasi kamuoliu, sekomas Haliburtonas, Turneris traukia savo komandą. Ir labai daug kas priklauso, kaip pavyksta pristabdyti Shai Gilgeous-Alexanderį Indianos krepšininkams, kai tik jis nepelno 30 taškų ar net mažiau nei 25, paprastai Indianos komanda švenčia pergalę. Ir toje serijoje abi komandos tikrai labai didelį dėmesį skiria gynybai. Tikrai neblogai ginasi, nėra itin rezultatyvus šis NBA finalas. Ir Indianos sirgaliai yra vieni triukšmingiausių, vieni emocingiausių, geriausiai suprantančių krepšinį visoje lygoje. Manau, kad jie irgi šiek tiek padės Pacers krepšininkams, kurie turėtų triumfuoti savo arenoje maždaug 5, 6 ar 7 taškais. Na ką, šeštadienį Kaune prognozuoju vyks lemiamas Lietuvos krepšinio lygos finalo mūšis. Spėju, kad tuo metu bus serija 2-2 ir paskutinėse rungtynėse manau, kad šiek tiek daugiau ginklų turės žalgiriečiai. Dėl ko? Na, aišku, savi žiūrovai, bet Žalgiris, kas svarbu, tokiose lemiamose rungtynėse turi individualiai daugiau stipresnių žaidėjų, kurie gali įveikti varžovų gynybą žaidime 1-1, kurie gali nulemti mačo baigtį. Pirmiausiai, tai aišku, turiu omeny Silveną Francisko, taip pat Igną Brazdeikį, kurie prasiveržimais ar net tolimais metimais gali griauti varžovų gynybą. Aišku, jeigu Vilniečiai dvigubins, jie gali gerai nusimesti kamuolį ir kažkas laisvas liks iš žalgiriečių. Šiuo atveju, manau, pasireikš galbūt Žalgirio krepšininkų šiek tiek didesnis meistriškumas ir žalgiriečiai tose rungtynėse spėju, kad triumfuos maždaug 10 taškų persvarą. Tai buvo mano komentatorius Vaido Čeponio prognozės. Kągi, būtinai stebėkite krepšinio sezono pabaigą. Fantastiškas krepšinis mūsų laukia, o aš atsisveikinu iki kitų kartų. Viso geriausio.